Kėdainių žiniose žiūrovams jau pasakojome apie 3 klubų vadovų Vyganto Juodenio, Bronio Šimokaičio ir Andriaus Urbšio kreipimąsi, kuriame kviečiama visas organizacijas propaguojančias futbolą Kėdainių mieste ir rajone suvienyti savo jėgas, įkuriant vieną futbolo klubą. O šiandien klausime didžiausio ir turinčio seniausias tradicijas futbolo klubo Nevėžis vadovo Sauliaus Kibiniausko. Ką jis galvoja apie šį kreipimąsi ir vieno klubo viziją Kėdainiuose. Taip, žiūrėjome tą pranešimą, gavome jį. Futbolo klubas Nevėžis kaip komanda, visi puikiai žinome, kad nuo 62 metų jau garsina Kėdainius ir turi pasiekimų ne vieną. Ir visumoje mes visą laiką esame atviri visiems pokalbėm, esame atviri visom iniciatyvom ir laukiame pasiūlymų tolimesnių. Pasiruošę diskutuoti tą temą. Mes esam siūlę ir teikę pasiūlymus ir vaikų futbolą, kad vystytų viena bendra organizacija kaip Nevėžis ir pradedant vaikais ir užbaigiant reprezentacinę komandą. Tai nėra naujas dalykas ir tiesiog aš manyčiau, kad tai būtų čia, kaip pasakyti, kad yra 2 medalio pusės. Jeigu mes norim kažkokio tai aukštesnio meistriškumo turėti komandą, tai jinai be jokių abejonių bus tik tai viena, todėl kad Kėdainiai tikrai, aš abejoju, ar pajėgs turėti 2 aukščiausio lygio komandas. Bet šiaip aukščiausiam lygmenyje, aišku, tie kėdainiečiai visi sportuoti negali, tai žemesnėje lygoje, aš manyčiau, tikrai gali būti komandų. Čia nematau kažkokios tai tikrai daug sportininkų, daug futbolininkų Kėdainiai parašė, tai tikrai jie galėtų žaisti kitose komandose. Ir šiai dienai tikrai pagal kėdainiečių futbolininkų skaičių Lietuvoje, kiek yra išugdytų, galėtume tikrai susigrąžinti ir dalyvauti A lygoje. Bet tai, aišku, įtakoja finansus, kuriuos prašytume daugiau ir iš savivaldybės, ir iš rėmėjų. Ir šiai dienai mes matome, kad yra sudėtinga ta situacija tai padaryti. Tuo labiau dar reikia iki galo susitvarkyti Kėdainių bazę, futbolo stadioną, norint dalyvauti aukščiausiam lygmenyje. O pirmoji lygoje aš manau, kad savivaldybė atkreips tinkamą dėmesį ir manyčiau, kad, kaip sakant, padės klubui ruoštis pirmoji lygui kovoti. Pirmasis žingsnis, pasak Sauliaus Kibiniausko, turėtų būti vaikų futbolo klubų susivienijimas. Labai sunku sukomplektuoti ir, Kėdainių sporto mokyklai ir mum klubui, kad tiesiog neužtenka tų vaikų šiai dienai, kad turėti 2 pilnavertės komandas, kurios galėtų tinkamai dalyvauti ateityje ir Respublikos čempionatuose ir pakovoti dėl tinkamų vietų. Šiaip masiškumui, taip, tos 2 komandos tikrai, bet aš manyčiau, jas derėtų sujungti vieną ir padaryti vieną stiprią komandą, kuri galėtų kažkokių ir pasiekimų pasiekti su treneriais, o kiti likusiai taip pat galėtų pilnai dalyvauti ir žaisti futbolą. Ir ta vaikų, visą komplektaciją, tą vaikų grupių subūrimus reiktų juos kuo daugiau pajauninti, nes iš tikrųjų, kad paskui užsiauginti gerus futbolininkus, kurie ateityje galėtų tikrai, kaip pasakyti, atstovaudami Nevėžį ir garbinti ir ginti garbę, tiesiog pasiekdami gerų rezultatų, nes visą laiką ieškotų žaidėjų yra gal toks lengviausias būdas, bet iš tikrųjų tai visą laiką maloniau, kai tikras kėdainietis, užaugintas Kėdainius, jisai atstovauja reprezentaciniai komandai ir gina jos garbę, tai ir jam pačiam geriau, ir aš manau, ir miestui yra didesnė garbė, kad mes įsiugdom tokių žaidėjų.